Esu Vilos 9V savininkė. Vila 9V skaičiuoja 11 metus savo veiklos. Pati idėja gimusi yra daugiau nei prieš 20 metų ir pati aplinka nuo ariamo lauko paversta oazė per gerus 20 metų. Daugelį metų buvom žinoma vieta kaip renginių vieta, tai labai gražių, romantiškų istorijų vieta, labai daug vestuvių švenčių, jubiliejų, santuokos ceremonijų. Lygiai taip pat pas mus yra įgyvendinami ir įvairios programos, tokios kaip senjorų stovykla. Per šitus ilgus veiklos metus turėjome pačių įvairiausių retrytų, tokių netipinių veiklų, lygiai taip pat organizavome koncertus. 19 metais rašėme europinį projektą ir mums pavyko laimėti ir įvykdyti lygiai taip pat tam tikrus savo ir erdvių gerinimo darbus kartu su europiniu projektu. Įsigijome kondicionierius, todėl per karštas vasaros dienas turime labai gerą kokybę savo salėse per šventes. Turime be galo daug šienaujamo ploto, yra 4 hektarai teritorija ir 0,5 kilometro ilgio, todėl įsigijome traktorių. Ir lygiai taip pat su šiuo projektu įgyvendinom šildymo sistemų atnaujinimo darbus. Tai įsigijome oras vanduo šildymo sistemą mūsų didžiam renginių namui, keitėme granulinę krosnį, tai prisidėjome prie CO2 mažinimo atmosferą. Stengiamės lygiai taip pat savo veiklą kuo mažiau kenkti aplinkai ir pakeitėm šildymo sistemą, pagerinom mūsų svečiams į mažam poilsio namelį. Ką norėčiau palinkėti žmonėms, kurie svarsto rašyti projektą ir teikti paraiškas ir būtent su ES finansavimu atsakingai pasidaryti verslo planą, finansus, susižiūrėti kaip kas. Lygiai taip pat labai gerai pasverti viską, kas yra reikalinga ir ar tai bus įgyvendinama.